Ūkininkė, pavasaris jau atėjo, ar tavo pasėliai tam pasiruošė? Jei dar neturi trąšų, nepraras derliaus. Su lietuviška raskila tavo žemkenčiai ir vasarojus gaus būtent tai, ko reikia stipriam startui ir tolimesniam teisingam augimui. Žemkenčiai, ankstyvam pavasariniui tręšimui pirmiausia naudojamas azotinis trąšas. Išbarstoma apie 70 kg vienam hektarui. Barstoma kuo įmanoma anksčiau. Vegetacijos pradžioje naudojame kas plus raskila. Jeigu žieminės kultūros nebuvo apveltos bakterijomis iš rudens, būtina vegetacijos pradžioje naudoti raskila numeris 1 kartu su pirmu herbicidų panaudojimu. 3-4 lapelio fazėje purškiame raskila mišiniu plus karbamidas arba kasas. Kartok kas 2 savaitės, 4 kartus gausi maksimalų rezultatą. Vasarojus. Sėklų apvėlimas raskila koncentratu be vandens. 10 litrų raskilos 1 tonai sėklos. Įterpiame azotinių ar kompleksinių trąšų apie 70 kg vienam hektarui. Tada 3-4 lapelio fazėje startuojam naudodami raskilą plus karbamidą arba kasą. Kas 2 savaitės, 4 kartus stiprus ir derlingi pasėliai. Raskila suderinama su fungicidais, pesticidais, herbicidais. Mažiau važinėjimų, daugiau naudos. Pasiruošk sezonui protingai, naudok raskilą. Pamatyk skirtumą.